Siekis būti raumeningu, arba angliškai Drive for Muscularity, kurį minėjom jau vakar, stebėtinai neturėjo beveik jokių reikšmingų ryšių nei vienoje šalyje su kitais veiksniais. Jei žmonės teigia, jog siekia būti raumeningi, tai jie to siekia ir vėliau. Vyrai tokių siekių pasižymėjo dažniau nei moterys. Australijoje tokie siekiai stipriau veikia medijų spaudimas auginti raumenis, bet tokį spaudimą, man atrodo, daro visos medijos visose šalyse. Japonų tarpe mamų spaudimas auginti raumenis buvo stipresnis už bendraamžių spaudimą. Šiaurės Amerikos dalyvių tarpe siekia būti raumeningu veikia tik pusryčių valgymas. Nors man tai atrodo labiau bendros sveikos gyvensenos programos dalis, o ne priežastinis veiksnys. Stipriau vyrų tarpe pasireiškianti siekį būti raumeningiam ir viešos informacijos medijų ir socialinių tinklų spaudimą būti raumeningiems rodo ir kiti tyrimai. O aš galvoju, kad mes čia jau buvome, maždaug antikinės Graikijos ir Romos laikais. Bet jie bent tai bandė paaiškinti tuo, kad stiprus kūnas reprezentuoja sveiką dvasią ir tvirtą moralę, ir netgi tam davė pavadinimą Kalokagatija. Kodėl mums taip reikia raumeningų kūnų? Skanaus. Taikos ir ramybės.